Iš karto sako, nuimk prie manęs, nuimk. Universali pjesė ir joje yra daug dalykų apie, vadinkim, tą meilės rūšis, porūšius ir taip toliau. Ir kaip jinai skleidžiasi skirtingom spalvom, nebūtinai tom, vadinkim, kažkokiom saldžiom, išdailintom. Gali būti ir skaudžių dalykų, nes meilė, mes žinom, kad labai yra pavojingas dalykas ir joje būna tikrai skaudžių dalykų, įsižeidimų, nepasitenkinimų, karai vyksta dėl meilės ir taip toliau. Bet čia kalbama plačiai prasme apie meilę, kokios jos rūšys ir porūšiai ir su kokiais sunkumais susiduria personažai, veikėjai ir kaip jas sprendžia ir ką atranda, ką praranda. Man atrodo, tas spalvingumas ir yra labai svarbus. Ir žiūrovui irgi matyti, galbūt atpažinti, vienas atpažins vieną, vadinkim, šitą epizodą, kitas kitą epizodą atpažins. Ir kas dar man įdomu, kad kiekvienam epizode palieka klaustuką dviprasmiškumo, kas yra labai svarbu. Bet nėra ir apie tai, kad jis yra prievartautojas. Nėra nieko. Nėra. Tai gali būti absoliutus įsigalvojimas. Tai šiame spektaklyje reikėjo sukurti beveik 50 eskizų, kurie kūrybiniam procese ir keitėsi, ir daugėjo. Ėjau į repeticijas ir galvojau naujų idėjų. Ta prasme, tas procesas visuomet tęsiasi iki pat premjeros. Su siuvėjom konstruojam iš klasikinių bazių ir keičiam linijas. Kostiumuose visiškai nebebus kampų. Tai lyg toks apšlifuotas prisitaikymo momentas atsiranda kiekvienam personaže. Dominuojančios tokios kaip vienos spalvos nėra. Aišku, dominuoja daugiausiai gal juodi, pilki atspalviai, bet manau verta paminėti akcentinės ryškės spalvas, kurios yra raudona, mėlyna, sidabrinė ir jos būtent derinamos prie scenografijos. Tai bus daug judėjimų, bus daug peristatymų, kad vienas ir kitas atvara, kitas ant pastovi yra toks kaip movement, judėjimas. Taip pat bus ir scenografija, viskas nebus stabilu ir viskas ant pastovi keičiasi. Kiekviena scena turi savo vietą, turi savo labai konkretumo, kažkokią arba tai virtuvę, arba kambarys, arba laukia, bet jeigu mes pažiūrim bendrai taip ir visa scenografija, tai yra absoliučiai abstrakti kažkokia objektai, abstrakti forma, kuri, kaip aš jau pasakau, pastovi juda, pastovi keičiasi savo kompoziciją, tai kažkaip gal su šitą nekonkretumą į konkretumą į tą pačią vietą, tai vat buvo mano idėja. Šiuo atveju tikriausiai muzika yra toks spalvinimas, tam tikrą prasme, kaip tu suteiki emocinės spalvas tam veiksmui. Ir tai irgi įdomu, nes tu išvelgi, ką galėtų tiesiog muzika galbūt čia kalbėti, kaip jinai galėtų papildyti patį veiksmą. Mes, kaip pasakyti, naudosime ir aplinkos garsus, ir elektroninius garsus, ir gyvus instrumentus, tuo pačiu mąstome ir apie dainų panaudojimą, kurias mes jau pamažu atsirinkinėjame. Tikriausiai mano kūrybos dainas kažkokias bandysime naudoti, kurios bus atliktos. Tai toks visas priemonės subtiliai derinant naudojame, bet pats tas, sakykime, bendrai tas muzikos žanras, jisai toks ganėtinai vientisas, bet jisai neina nei per daug elektroninę pusę, nei per daug gyvo, tokia biški sintezė, subtili sintezė. Aš manau, kad pati pjesė yra labai kinematografiška, nes
nes didžioji dalis temų sukasi apie santykius, labai daug psichologijos yra ir aš manau, kad Artūras nusprendė tam naują antrą sluoksnį pridėti, tarsi, kad matytų žiūrovas ne tik scenoje vykstantį vaizdą iš toli, bet ir pasinaudoti kinematografiniais būdais. Tai stambus planai, rakursai įvairūs, tai žodžiu, kad žiūrovą pasieks tas turinys, pasieks tiek gyvų vaizdų ant scenos, tiek šitais kinematografiniais elementais, kurie bus ant ekrano virš scenos. Man pačiam įdomu yra iš tikrųjų ta tokia teatras ir kinas, tarkim. Dabar daug yra diskutuojama, kuris laimi, kuris pralaimi iš tikrųjų, nes tarsi kino salės tuštėja, tarsi, bet teatras be salės iš viso negali egzistuoti. Ir leisti pažiūrėti iš karto, kiek yra, vadinkim, tas filmavimas, kur tu gali gauti vaizdą iš arti, matyti tą ašarą, tą jausmą, veido mimiką, kiekvieną veido raukšlę judančią ir taip toliau. Ir koks yra platus, pavyzdžiui, sceninis panoraminis vaizdas ir koks jis yra iš tikrųjų sudėtingas mechanizmas, ypač gyvai darant, perstumdant scenografijas, judėjimą patį. Irgi yra tam tikras ir žaidimas, kaip ir tų trumpų scenų. Tai aš tą tokį irgi norėjau, kad tas trumpas scenas, irgi pamatyti gyvą permontavimą, perėjimą iš scenos į sceną ir tuo pat metu net jungiant žiūrovo iš tos ištisinės linijos. Jusqu'à l'infini. Ce soir.